Žinau. Na, bet kaip bėga laikas? Siuzan jau 20 metų. Nuo to laiko, kai ji mokosi Anglijoje, aš ją matau tik 2 kartus per metus ir tai aš žinau. Na, papuoškime eglutę. 2 mėnesius aš čia. O jūs man pasakojat vieną ir tą patį. Na, kai namuose tarnauju 50 metų. Pradedi tikėti, kad tai tavo namai ir tavo vaikai. Ir jūsų vaikų pajusite tą patį. Ką jūs? Galvojate, aš čia visą gyvenimą dirbsiu. O ką jums nepatinka? O ką jūs? Aš pakylėta. Nu, tai kodėl jūs tada čia? Gyventi reikia. Bet jūs pakliuvote į gerą šeimą. Jūs taip galvojat? Na, žinoma, prie mademoiselės Siuzan buvo daug linksmiau. Reiškia, man nepasisekė. Pavėlavau. Bet kalėdas mes prašvęsime įspūdingai. Jūs tik pagalvokit. Įspūdingai. Vakarienė žvakių šviesoje. Nu, čia iki artimiausio kaimo 5 kilometrų. Ir taip ir sniegą šliaužti reikia. Televizoriaus ir to nėra. Ir ačiū Dievui. Nu, nuo jo tik akis skauda. Tada pusryčius mesė. Ne, jis dar miega. Miega? Ir jis nežino, kad mama išvažiavo pasitikti Siuzan. Jūs prašo nežadinti? Nežadint? Sava dukra atvažiuoja atostogoms ir nežadint. Ko jau pakėlėte į man? Ir nepamirškite perspėti mademoiselės Augustinos bei bobutės. Nesijaudinkit, mademoiselė Augustina žino visas naujienas. Ko, jūs pasipinėti už durų? Nu, Luiza, tai negarbinga. O jūs apsimeskite, kad nematote, kad negirdite. Luiza! Na, iš šitos merginos nieko gero nebus. Mano Šanelė, Siuzanė jau atvažiavo? Aš jau girdėjau mašinos skambutį, bet kėlė labai užpustė, jos sunkiai prasibrauzė. Kokia graži. Mes ją dar papuošime. Jums patinka tai daryti? Labiau nei bet ką kitą. O, jūs gera moteris, Šanelė. Na, jums visi geri. Taip, aš laiminga. Marselis priglūdė mane ir Augustiną. Atnešė viską, kaip namuose. Kai važiavome mišku, vėjas pustė sniegą nuo medžių viršūnių ir aplinkui nieko nebuvo matyti.
tuštuma, lyg būtų ne ant žemės, o danguje. Tikriau dykumoje. Reikia pravažiuoti daugybę kilometrų, kad pamatytum žmogus veidą. O ta aukšta tvora tikriau. Mes atskirti nuo pasaulio. Taip liūdim čia, bet tavo tėvui tai visai nerūpi. Jam jo namas brangesnis ir žus. Nu, jis sako, kad jam čia pavyksta pailsėti nuo darbų. Žinoma, jis išvažiuoja visai gerai. O mes mirštam čia iš nuovažių. Madam, gal galima žadinti mesiją? Aš pati jį pažadinti. Ne. Prašai jo nežadinti. Tai girdėtų Kirsizam. Tu ją patenkinta? Labai. Na, jis sutiko gyventi šioje žmogumoje. Uždaryta toli nuo žmonių. Mums tikrai pasisekė su juo. O Sofa, tokia pat patogi. Tik nedaryk, kad jos gimnastikos kaip tavo sesuo. Kad tu žinotum, ką čia Katrin išdarinėja, su ja labai sunku. Toks amžius man. Katrin, laikas keltis. O, teta Augustinai. Pykštai širdis numatas, kaip viskas. O Katrin jau atsikėlė? Iš kur man žinau? Tai va, pažiūrėk, tave išmetė iš koledžo. Ne, ką tu teta, mano pažymiai labai geri. Na taip, tavo motina mums rodė pažymį kelią, bet žinai, pažymis galime pagražinti. Nu, Augustina, kam tu iššyti dabar sakai, jo? Na, atsiprašau. Atvažiuoja mano dukterėčia, o aš jau nebegaliu paklausti, kaip gyvena, kaip sekasi. Teta Augustinai, man viskas labai gerai. Ačiū Dievui, nors viena patenkinta savo likimu. Aš sakau, pašaipa man, tai aš sakau, kad mano dukra laiminga, štai ir viskas, man tai svarbiausia. Na, jei tai svarbiausia. Teta Augustinai, turite nemalonumų. Ji pati prisigalvoja nemalonumų. Aš pati kartą prisigalvoju. Nu, mergaitės, prašau, jūs nepradėkite iš naujo. Na taip, pagal tave aš juk laiminga. Man tai nenaujiena. Augustina, nereikia mums skųstis. Gabi mus priėmė širdingai ir meiliai dėkojame mes jai. Ne, jai dėkojam. Tavo tėvus. Jis moka gerbti pagyvenusiai valydėm. Tavo močiutė, mano motina, jis moka gerbti kitą damą. Mane. Dėkojame Marseliui. Dėkojame jiems abiems. Neliūdė mūsų teta. Mes tave labai mylim. Atleisk, mergaitė, atleisk. Aš visą naktį negalėjau miegot. Atleisk, Gabi, atleisk. Man viskas gerai, aš tai myliu. Šanelės kava. Užuodžiu iš tolo. Bandelės. Karštos bandelės. Na, bet aišku, man vis tik trupiniai. Kaip ir visiems kitiems namuose, mademoiselle Augustina. Na, bandelės mano asmeninė dovana Siuzan sugrįžimo proga. Na, teta, jeigu tu jas taip mėgsti. O taip, aš mėgstu bandelės. Žinai, aš kam norėčiau šokolado gabaliuką, aš tau įknešiu padus. Tai kaip vaikas, Suzana, tavo motina nežiūrės visus pilkus. Nepyksta. Kodėl tada tai cirkas? Ne, tai nadlumas. Ji nuolat įtraukia mane į skandalus. Na, jeigu tik tavo tėvas sėdinčias. Tėvas dievo paimtas žmogus. Palaika geros nuotaikos. Originalai net tokių pačių norėtų. Tai tu, mama, atrodo, žinai, Marselio reikalus geriau nei aš. Na, aš paklausiu, kaip parduot savo vertybinius popierius. Nu ir tarė.
Niekas nieko negirdi. Netiesa. Tėvas girdu, tik savaip. Aš žaviuosi juo. Jis linksmas. Jis visada išsisuka iš padėties, tarsi turėtų auksinių gabumų. Žinai, Suzan, mums labai pasisekė. Mūsų tėvas tikras didvyris. Žinai, jis žadėjo mane pamokyti vairuoti. Mes su juo draugai. Na, jis juk vienintelis vyras namuose. O štai ir mūsų gražioji pona. Aš prašiau. Ir apskritai, kad vieną žinai, aš esu tai labai nepatenkinta. Oi, baranėlė. Pas tave visą naktį degė šviesa. Aš tai negalėjau užmigti. Durys tai stiklinės, viskas matosi. Tu skaitai tas nykias knygas. Kas per nykios knygos? Leiskit padaryti vertimą. Nykios knygelės pagal tetą Augustiną yra detektyvai, romanai. Ar teisingai išverčiau, teta? Tai visai ne tavo amžiui, Katrina. Mano amžius. 16 teta. Na, nuo skaitymo blogiau nebus. O eiti į vonios kambarį 5 kartus, tai reiškia, kad reikia visą namą. Tai aš vaikščiau. Tikrai taip. Tu nesveikuoji. Ne, aš jau atsigerti atleist man. Ne, tai niekaip. Madam, gal jau galima žadinti mesiją? Prašom. Žinai, Katrina, aš tau padovanosiu lempos uždangą. Tada galėsi skaityti nors ir visą naktį. Ačiū. Padovanosiu man uždangą su rudam kepuraitės ar miegančias gražuolis pavyzdžiais. Geriau duok man pinigų, aš padinsiu. Tu nusipirksi. Madamas jie taip daro. Nieko, jūs įeikite. O, čia tai sapnas. Oi, tai pas jos, tai žinai, visai nėra. O pat, aš nesukas. Šokinėjimą tiek vienas ištiesio. Nu, kerė! Nu, kas sugalvoja tokią pasamdyti? Nu, tokia buka! Mesjė negyvas! Pėlius! Nugarkus! Koks siaubas! Ką jūs kalbat, neištrelonkite sąmonių! Visas kraujas! Mama, neik! Ką tu kalbi? Niekas negali įeiti į tą kambarį, kol neatvažiuos policija. Ji teisi, mama. Tai labai rimta, nereikia. Tu nenori, kad aš įeičiau į tą kambarį. Kad aš pamatyčiau Marselį? Tyri visus. Sakykit, ką nors! Ką, aš nežinau, gal Katrina teisi, žinau. Na, žinai, laikraščiuose visada rašo. Nieko neįleisti, kol neatvažiuos policija. Mama, eikim. Ne, aš privalau įeiti. Kas užrakino duris? Katrina, ką tu padarei? Kur raktas, jis pas tave duok? Štai jis. Aš atiduosiu jį tik policijai. Nei vienos iš jūsų neįleisiu į tą kambarį. Tu kažką pastebėjai. Kažką tokio, ką galima būtų išsakyti. Katrina, atiduok raktą. Katrina, tu štai jau atiduok raktą. Turėkit! Taip, mama. Mes turime tai pamatyti. O gal žudikas dar ten? Eikit, ji teisi. O tie, gal reiklų? Vargšė mane! Tu į tą šeimintuvą greitai! Čia šlapas rašusis siekia kalbos. Jo reikalai labai padėtų. Nusižudė jisai. Ne, aš gerai mačiau. Peilis įbestas į nugarą. Tai nebuvo savižudybė. Reikia tuoj pat skambinti policijai, mes prarandame laiką. Signalo nėra.
Luiza, atneš šaltą. Šunis. Ką šunis? Jie naktį nelojo. Na tai kas? Tokie pikti šunis. Būtų loję. Jei būtų tai kas? Jūs norite pasakyti, jei į namus būtų įėjęs svetimas? Štai. Na tai, jei joks svetimas neįėjo. Tai negalima. Šunelė, kaip pažiūrėti? Ne, tai turi padaryti, madam. Būtinai kažkas privalo tai padaryti. Aš? Man širdis aš tuoj plako, kaip aš tam? Taip, o aš pats kojas valgauja. Viskas aišku, niekas nenori neišmesti. Madam. Trinktelėjo duris. Gerai, mums reikia išsiaiškinti, ką kiekviena iš mūsų veikiame aną vakarą. Na, nieko ypatingo neįvyko. Tavo tėvas grįžo apie 8, mes vakarieniavome, o paskui jis nuėjo į savo kambarį. Kas nors buvo pasiekti? Ne. Na, kas galėtų atvykti per tokį orą? Tai gal kas nors skambino jam? Kiek aš žinau, ne. Na, mes jau būtume girdėjusios telefono skambutį. Tai reiškia, kažkoks vagis ar pavalgana šiandien visą šią naktį sukrovė. Na, mam, val, tu negirdėjai, ką sakė Luisa. Jos kambarys jau šalia garažo, jei būtų girdėjus, kad šunis lojo, o jie to lojo, nelojo. Jie netgi nesurkė. Tai reiškia, tai padarė tas, prie kurio šunis pripratę. Tas, kuris... Tas, kuris būna visą laiką namuose. Kas iš jūsų telefonų skambino paskutinis? Ai, aš skambinu. Tai pasakok. Na, tai aš jums sakau. Šiandien 7:30 skambinau mėsininkui. Užsakiau mėsos, užsakiau avienos pietums. Reiškiasi, šiandien 7:30. Žudikas dar buvo namuose. Vadinasi, telefoną sugadino dalyku. Mama, tėvo reikalai buvo tvarkoje. Juk tu pažįsti savo tėvą, jis protingas ir rūpestingas, jis turėjo tūkstančius galimybių siekti sėkmės ir be to jis turėjo nuostabų pagalbininką Ferną. Kas tas Fernas? Naujas jų kompanionas fabrike. Aišku. O tas ponas, jis buvo čia atėjęs? Ne. Na, vieną ar 2 kartus mes mažai buvome pažįstami. Tikrai labai mažai. Aš tai prisimenu, kai paskutinį kartą ponas Fernas buvo čia atėjęs, tai šunis jį užpuolė. Vadinasi, tas ponas negali būti įtariamas. Aišku, nesąmonė būtų jį įtarti. Tai gal tėvas turėjo priešų? Ne, mes jie neturėjo priešų. O taip reikia įrodyti. O kaip Paryžius? Mes juk nežinome, su kuo jis ten susitikinėjo. Ką tu čia prisigalvoji? Svetimas žmogus 8 valandą ryto krapštosi svetainėje prie mūsų telefonų. Ir jo niekas nepastebi. Gal tu supranti, ką tai reiškia? Aš supranti, ką kalbi? Kas paveldės viską po tėvo? Aš, būtinai aš. Aš norėjau pasakyti mes. Tokiais atvejais įmonės parduodamos, o pinigus padalyja žmonai ir vaikams. Aš sužinau, kad kiekvienam asmeniškai atiduoda, kaip, žodžiu, kad Renata aš mano nuosme. Reikia perspėti tėvo seserį. Seserį, tavo tėvas seserį, tą moterį. Na juk tu rašai, kad jie apsigyveno kažkur čia netoliese. Bet kam jų to reikėjo? Nusprendė prisigretinti prie Marcelio. Pirmą išlėkė į Paryžių, o dabar sugalvojo atstatyti santykius su turtingu broliu. Tavo tėvas, dėkui Dievui, suprato, kad ta Pieretė nepapuošalas namuose ir ji nė karto neperžengė šių namų slenksčio. O tėvas su jo mieste nesusipyko? Ne? O kokia ji? Na, aš jos akyse nemačiau. Man neparodė. Graži
prašau atnešti mano paltą. Aš negaliu patikėti. Metus čia nebuvau. Ir kaip per šios metus pasikeitė žmogus, veidai. Tu pastebėjai, kad aš pasenau? Koks siaubas. O šita katastrofa dar labiau mane susendins. Marselė, mes vienas kitą suprasdavome. Buvome tokie artimi. Tokie jau artimi, kad net miegamieji atskiri. Marselis dirbdavo. Vis kartais grįždavo vėlai. Jis pats manęs paprašė kambario antrame aukšte. Dar viskas, ar dar ką pridėsi? Negava. Gerai, nusiraminkit. Gal, važiuok į policiją. Ir pasižiūrėkit. Nagi, madam, mes negalime palikti mieste vieną. Jeigu leisite, aš nueisiu palikti. O jeigu žinai, kas dar ten? Nu, mergaitė, baigsiu juokus. Tas žudikas jau čia seniai pabėgo, jau ir kojų čia nebėra. O raktas pas tave? Jis pas jūs, madam? Ne, Augustina. Ne pas mane. Tai jis pas Susan. Pas mane tai tikrai nėra. Sąmonė, kas galėjo jį paimti? Taigi jūs, madam. Aš gulėjau be sąmonės. O aš tai laikiau tave. Aš irgi. Mes visos buvome prie tų durų. Luiza, tu išėjai iš šildytuvo. Šanelė išėjai į rankšluosčio. Katrina nosinės. Tai o aš vis atėjau savo. Ir aš tai mano mėsgilė. Nesitikėsim dabar iš šitos Šanelę. Jūs vienintelė prašiau, kurią šiuose namuose aš pasitikiu. Imkite raktą. Kaip malonu tai girdėti visiems likusiems sesutė. Dėkoju jums, madam. Jūs nieko neįsėsit į tą kambarį. Na, žinai, tu padarysiu. Jeigu Šanelė persis to kambario slėpti, mes irgi privalom dirbti. O pavisas arba nei vienu. Tai prie nieko neprisijęs. Žudingas galėjo palikti prieš transpaudas. Taip, rėgėsies. Žudikas bus išgelbėtas. Tai jūs galvojat, kad todėl aš ir paėmiau tą prakeiktą raktą
nepavogė jos brangenybių. Po pagalbą. Taip, savo brangenybės laiko po pagalbą. 600 kartų sakyk, kad reikia investuoti į Marselio reikalus. Bet neklausė manęs. Prieš 2 savaitės buvo geras laikas parduoti. Ką aš padarysiu? Mama, ar tėvai blogai jūsų reikalai? Vaikeli, verslas yra verslas. Na, bet ar įmanoma kažko įtikinti už užsienį? Ką padarysi? Jos abi nesusirado savo turtingų vyrų. Čia jau ne mano kaltė. Prašom, man kalbas. Luiza, tu tikra, kad naktį šunys nelojo? Taip, aš prastai galvoju, man nemiga buvo, kai nunešiu mesiją liepžiedžio arbatos. Jis irgi nebuvo. Kelinta valanda tai buvo. O, vidurnaktis. Jis dirbo, jis man paskambino. Sako, neš liepžiedžio arbatos. Aš ir atnešu. Ar ilgai pas jį buvote? Ne, taip pat išėjau. Sakykite, Luiza, jūs daugiau nebuvote pas jį uždėti? Ne? O tai jūs arbatą atnešėt su puodeliu. O tai kaip kitaip galėjau atnešti? Keista, kai aš buvau tėvo kambaryje, niekad puodelio nemačiau. Todėl, kad aš jį iš karto išnešiau. Bet juk sakėte, kad nebuvote antrą kartą įėjus į kambarį. Jis viską išgėrė prie manęs. Greičiau, eina Augustina, noriu visas tabletes išgerti. Nesąmonė, šaltadažas. Luiza, kai jūs darėte liepžiedžių arbatą, Šanelė buvo čia? Namuose? Ne, nebuvo, jis buvo savo paviljone. Jis sako, kad net ten ramiau. Taip į seną mėlauklytę pasiesavus nesąmonės. Tai jos teisė. Kiekvienas nori pailsėti po darbo dienos. Ir niekas nebaigė kortomis. Kaip? Šanelė žaidžia kortomis? Aš galvoju, žinot. Su kuo Šanelė žaidžia kortomis? Su kuria nors iš mūsų? Nesakysiu, aš neskundykė. Luiza, sakykite, mes jūsų neišduosime. Na. Jis žaidžia su jūsų tėvo seserimi Pierete. Matai kaip. Jūs esate tuo įsitikinusi? Na, kai močiutė prisiliečia prie butelaičio, viską išpliupė. Prie butelaičio? Taip, taigi pas ją yra savas kino rūsys. O Pieretė, kaip jie atrodo? Na, aš nežinau, aš nesu jos mačiusi, bet vietinės damos kalba, kad jūs šokėjai. Šoka nuoga. Sakykite, Šanelė, kelintą valandą jūs išėjote į savo paviljoną. Apie 12 valandų? Tai jūs vaikštinėjote prieš eidama niekur. Nu, mergaitė, tu gal juokauji, tokiu oru. Ach taip, jūs tikriausiai priiminėjot svečius. Svečius? Aš jau 10 metų nieko nepriiminėjau. Ir šiaip meluoji, aš išlyginau tavo drabužėlius, lėk persirenk. Šanelė, Luiza gerai dirba? O, Aš čia viską pasakysiu. Jeigu nori žinoti, Luiza yra paskutinė niekšė. Vaikšto iš vienos vietos į kitą. Vis tik įsipermėgoti su šeimininku. Gundo. O kas dėl likusių? Kas dėl likusių, aš žinau geriau. Labai svarbu papasakoti. Aš mat akcijų turėjau. Tavo senelio palikimas. Turėjau mat Marcelijos atiduoti. O toks geras mums. Bet jis atsisakė. Aš neimsiu tavo akcijų. Man jie nepadės nuo bankroto. o kas buvo paskui? Nu, tai visiems pasakiau, kad nenoriu atiduoti jam tų pinigų. Nenorėjau pasakyti apie tą bankrotą. O kas buvo vėliau? Ai, vėlgi aš turėjau po savo akcijas. Iš manęs pavogė prieš 2 dienas. Ko
mat mėgstu išgerti ketulėlę prieš pietus. Mano nervus nuramina. Kažkas įpylė narkotikų į mano vyną, apnuodijo mane ir apvogė, visiškai apvogė. Na kas galėjo tai padaryti? Tas, kas žino, kur mano vynas, tas, kas žino, kur mano slėptuvė. O tavo pagalbė? O iš kur tu žinai? Kad visi žino. Oi, vagių šaikas! Gelbėkit! 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 Galva paėmė! Močiutė sako, kad prieš 2 dienas pavogė jos akcijas. Akcijos! Sena melaitė! Tu jas pats! Kad nereikėtų grąžinti mano dalės! Dabar atiduok mano pinigus! Jos iš manęs pavogė! Pavogė? Ak, štai kaip! Tai tu pavogė! Jeigu taip, aš išvažiuoju policijos. Paskui visko dar. Teta Augustina, kaip jums negėda? O kodėl man turėtų būti gėda? Aš visą gyvenimą viena. Aš visus myliu. Mamytę myliu. Visus myliu. Bet mano meilė, tai niekam neįtinka. Mano meilė, tai ir niekam nenuoširdi. Eik jūs savo. Mašina neužsiveda, jie sugadino variklį. Kas jie? Pasilikit savo klausimus sau. Per pirmą policijos apklausą aš pasakysiu, kad jūs kiekvieną vakarą kažkur einate ir visi tai žino. O aš pasakysiu, kad jūs kiekvieną vakarą išeinate ir niekas to nežino. Teismas išaiškins, kur tiesa, o kur melas. Teismas visų pirma nuspręs, kam naudinga ši mirtis, kas turtą paveldės. Nesupratau. Kas čia nesuprantama, mamytė? Knygose visada žudydavo dėl turto paveldėjimo. Apie tai aš skaičiau 100 kartų. Skaityk geriau vadovėlis. Pirmą kartą pradėjai rūpintis dukters auklėjimu. Tylėk, kažkas ateina. Atleiskite, mama. Aš nebūčiau čia ateisi be pakvietimo. Štai mane bus paskambinę. Man paskambinę pasakęs, greičiau atvažiuokite, jūsų brolis nužudytas. Aš iš karto nusprendžiau paskambinti ir patikrinti, bet pasirodo telefonas sugadintas. Man pasidarė baisu, tai gal galiu ateiti. Štai pokštas, taip? Atsakykime.
aš nesuklydau? Nepamenu. Aš pasiėmiau tą knygą. Patikėkite, tai visai atsitiktinumas. Toje knygoje aš radau jūsų laišką, rašytą mano broliui. Jūs palikote laišką, aš sukrėsta. Tu rašai Marcelį, taigi su juo susitinki kasdien. Tai čia melas! Ta moteris viską išsigalvoja! Išsigalvoja! Jūs pasakykite, kad aš viską savo, kad toks mano būdas. Brangus Marceli, nepyk ant manęs už tai, kad sukėliau skandalą dėl mamos akcijų. Aš turėjau reikalauti savo dalies, kad susidomėjimas tavimi nebūtų toks įtartinas. Jeigu tai priklausytų nuo manęs, aš tas akcijas atiduočiau tau. Paskui kažkas aiškus. Žinau, aš pasiruošusi padaryti viską, kad išgelbėčiau tave nuo nemalonumų. Šį laišką aš padėsiu čia tavo dukrą. Pasirašo Augustina. Melas! Čia melas! Aš tai niekada nemylėjau Marcelį! Ką aš dovanočiau tos akcijos, nedovanočiau už ką? Marcelį, nesuprantate kalbą. O jums aš dar žinokit parodysiu. O, kas, tyrimai? Vieno nužudimo šiandien mažai. Melas! Aš negalėjau žudyti. Aš kaip visą naktį nebuvau išėjus iš tavo kambario. Atsiprašau, bet tu 5 kartus ėjai į vonios kambarį. Ko? Į vonį? Į vonį? Bravo, teta Pierė. Su Augustina jūs klasiškai susitvarkėte. Bet turiu jums dar vieną klausimą. Jūs niekada čia nebuvote? Niekada. Tai melas, mes turime įrodymų. Įrodymų? Dėkoju jums. Aš tai reiškia, aš jo niekada neprašiau pinigų. Teisingai, jis pats jums duodavo. Taip? Jis žinojo, kad man sunku ir visada stengdavosi man padėti. Neįmanoma klausytis. Mama, patilėjau. Aš privalau turėti šitą merkšę, traukia pinigus iš mano vyro ir aš turiu turėti mano pinigai, mano. Taip, dabar jie jūsų, taip mano, aš visą gyvenimą kankinausi su Marceliu. Laukiu jo mirties. Aš ją užmušiu. Na, inspektoriau, ar jūs tą baigė? Mums reikia išsiaiškinti, ką kiekviena iš mūsų veikėme aną vakarą. Mama, ką tu veikiai? Kas per klausimas, aš buvau savo kambaryje. Ar nebuvai naktį išėjusi? Ne. Buvau vieną kartą, man pasigirdo, kad trinktelėjo Katrinos kambario duris, aš nuėjau pažiūrėti, bet jisai galvoja, tai grįžau į savo kambarį. O koridoriuje nieko nesutikai? Taip. Katrina, tu buvai išėjusi naktį iš kambario? Taip, aš ėjau į tualetą. Tikriausiai tada mama ir girdėjo, kad trinktelėjo duris. Aš nieko nemačiau. Nieko. Gali būti, bet gal ką nors girdėjai? Tiesa, kai aš skaitau įdomią knygą, nieko negirdžiu. Ne. Teta Augustina liepė užgesinti šviesą. Tu atsisakai? Žinoma. Bet kokį griežtesnį žodėlį pasakai ir jau puola. Na, žinai ką, aš būčiau patylėjus, bet jeigu šitaip, kai buvau savo kambaryje, išgirdau keistus garsus. Išėjau, žiūriu, kad Augustina stovi prie veidrodžio, o jos rankose kažkas sublizgėjo. Tada aš neatkreipiau dėmesio. Bet dabar supratau, tai buvo peilis. Ji jį galavo! Nelaimė, ne to knygos smegenys išplovė. O kas skaito meilužį Baltiją? Ne tu? Aš su tavimi išvis nebuvau. Aš jums visą laiką aiškinsiu. Nebuvo ten jokio peilio, nusišneka tas vaikas. Mano rankose tai buvo šukos. Aš jas valiau. Trečią valandą nakties. O kad pas tave namuose šuko valymui yra atskiras laikas. Mes tikime tavimi, teta, bet turiu jums dar vieną klausimą.
Ir jūs nieko negirdėjote, nieko nematėte. Keista, kai žmogų kamina nemiga, jis rūpčiuja nuo kiekvieno garselio. Bet tu girdėjai, kaip atsikėlė mama? Žinoma. Mama, o ar tu buvai atsikėlusi? Ne? Na, taip, nebuvai. Na, tai buvau apie 1 valandą. Mes gulovoje ir atsiminiau, kad palikau valgomajame su Lukamu vieną pinėjau. Pažvelgti, pasirkė. Gal tu ką nors sutikai? Ne. Bet atsimenu, kad Katrinos ir Augustinos kambarėse dėžėse ir kad iš Marselio kambario sklido garsai, kažkas rėkia. Galvojau, kad tai tu. Tu išgirdai kažką rėkiant ir pagalvojai, kad tu šakšiu. Matai, Gabi. Atleisk. Tu geriau mums apie liksmus tėvo kambarį papasakok. Kai aš nešiau arbatą, jis buvo vienas. Gal kažką sutikai? Sutikau? Mademoiselle Augustina. Keistas. O štai Augustina nieko nesutiko ir nieko nematė. Luiza, kur jūs matėte mano tetulę? Prie šeimininko kambario. Na tai, ką čia kalbėt? Aš tik pas Katriną ėjau, kad šviesą užgesintų tą savo kambarį. Tu šmirinėjai prie Marselio kambario. Kas ten vyko? Na matai, mama, jeigu miegotumėt viename kambaryje, viską žinotum. Žiauru, kai vaikai užsnys. Todėl aš jums neprisigimdžiau. Šanelė, o kada jūs išėjote tą vakarą? Kodėl ne? Jūs nešėte arbatą mano vyrui? Na, Luiza tai norėjo padaryti pati. Merci, manas O prašė. tu tokia rūpestinga, kad neleidai to padaryti Šanelį. Kodėl jūs mane taip žiūrit? Todėl, kad aš seniai tave stebiu. Kaip nors. Jelita, o kur jūs buvote vakar vakare? Aš buvau svečiuose, bet tai neturi jokios reikšmės. Vadinasi, paskutinę mano vyrą matė Luiza. Ne? Jeretė matė paskutinį. Taip. Ko jūs atėjote pas Marselį? Ilgesys, kad norėjau paplepėti su broliu. Luiza, jūs girdėjote, apie ką jie kalbėjosi? Ne, aš tačiau pamačiau Jeretę po 2 minučių. Ji jums nieko nesakė? Ne? Jūs atsarginėjate neužtikrintai. Jeigu meluosite, policija jums iš bendro Nesikabinėkite prie mergaitės. Madam, jeigu šitaip aš jums viską pasakysiu, tai priveikiu manęs iš šito reikalo. Jeretė man davė pinigų, kad aš nepasakočiau apie jos vizitą. Ir dėl to labai gailiuosi. Kokia jūs šiukšlė. Aha, šiukšlė? Tada mes skiriamės, labai malonu. Jeigu šitaip, aš viską papasakosiu. Jeretė man davė pinigų, tai kad aš niekam nepasakočiau, jog girdėjau, kaip Jeretė sakė šeimininkui, jeigu tu man neduosi pinigų, aš tave nužudysiu. Nesąmonė. Aš galiu, kad aš nusižudysiu. Ne, aš tave užmušiu. Visos atsisėskite ir nusiraminkite. Dieve mano, mes patėtėm kalbas. Visai kaip gerose knygose, patikėkit manim. Aš važiuoju iš čia. Viskas aišku. Žudikė viena iš mūsų, viena iš jūsų. 7. Aš to tikra. Bet Suzan, tu pamiršai paminėti dar vieną žmogų. Ką? Save? Save! Taip? Tu klausai mūsų, ką mes skaitėm vakar vakare. O kur buvai tu? Nekalbėk nesąmonių, Katrina, šiandien ryte jį išlipo iš traukinio, aš pati mačiau. Melas! Melas! Vakar vakare ji buvo čia, namuose. Aš tai mačiau savo akimis. Kada tu mane matei? Tai buvo 4 valanda ryto. Išėjai iš tėvo kambario. Aš jo nežudžiau. Suzan, aš kiek mums ką visą tai reiškia. Nu taip, aš buvau apvažiavau. Aš atvažiavau dieną anksčiau. Aš ėjau pas tėvą. Aš norėjau su juo pasikalbėti, kad žinotų tik jis. Aš norėjau jam viską papasakoti. Tėvas, tobulas ir geras tėvas, jis mane suprato. Aš jam viską papasakojau. Jis pasakė man išvažiuoti ir vėl grįžti iš ryto. Kągi tu jam
Tęsiasi gausus sniegas, pūga, daugelis kelių nepravažiuojami. Sniego storis kai kur siekia 120–130 cm. Traukinių reisai nutraukti, yra žuvusių žmonių. Kiek dar laiko viso tai tęsis? Aš dar niekad gyvenime nemačiau tokios skubos. Antra valanda. Jums juk reikia pasistiprinti, madam. Aš atnešiu šaltų užkandžių. O ką iš tikro? Na, ką nereikia. Tai jeigu mes atskirtos nuo pasaulio, mirsim badu. Mama, Tu dar drįsti išrišti man į akis. Ar aš esi pasakyti kažką malonaus? Ne, mama, aš jau viską pasakiau. Šliundra, štai kas tu šliundra! Nieko, būna ir taip. Jūsų kompanijai būtinai. Jūs labai savanoriškas. Dabar tai būna. Čia progres. Galbūt aš ją turėčiau pasveikinti su būsimu kūdikiu. Palikite mane ramybėje. Apsėsiu ir be jūsų nutarimų. Dieve, kas su manimi? Katryna. Aš šimtus kartų apie tai skaičiau knygose, bet niekada negalvojau, kad tai taip baisu. Nereikia tuo tikėti. Žinai, Katryna, aš tave labai myliu. Aš tave irgi. Tai vadinasi, tu turėsi vaiką. Taip. Be reikalo pasakojau, kad vyrai atvažiavus naktį. Ne, tai reikėjo. Tai reikėjo papasakoti. O koks jis? Tavo vaikinas? Gražus? Jis aukštas blondinas žaliom akim. Pasisekė tau. O ko jis užsiema? Dirba banke. O bankas jo? Ne. O tai jis turi kažką nuosavo? Neturi. Tai jis neturtingas. O tu galvoji, kad laimė turtas? Tai gal jis turi jaunesnį brolį? Turi glutę tu. Per anksti tavo apie tokius dalykus išvis galvoti. Na žinoma, kai tik reikalas liečia, mane pasigroja ta pati gaidelė. Per jauna, negalima, velniokis visas. Košmaras. Jūs žinot, kodėl nenori šuns? Jie nunuodyti. Vargšai gyvūnai. O kam prireikia juos nuodyti? Iš tikrųjų, kam? Dėl padažūtas važiuokim labais. Na štai. Žudikas norės bandyti duoti jų poveikį. O dabar mūsų eilė. Aš susipysiu patys. Nesivaržyk, mieloji. Iš čia niekas neišvažiuos tol, kol neatvažiuos policija. Ne, nu tai negyvenimas. Vargiai užrakinti šunį su nuodėmų mašina neužsiveda. Reikia kažką daryti. Ką daryti? Rėkti gal. Kas išgirs pro tą tvorą? Kas čia vaikščios? Visiem reikia. Jeigu rėksta, išgirs. Kas išgirs? Kas tau išgirs pro tokią tvorą, tokią pūgą vaikščiočią žmonės? Vaikai? Kas tau pasidarė? Vagis. ne, močiutė, tai padarė viena iš mūsų 8. Reikia viską gerai permąstyti ir apgalvoti. Tu pat ryto viską gerai apgalvoji. Ką tu pasakyti? Mes bent jau žinome 9 valandą nužudytas tėvas. Na jeigu aš išėjau pusę 4, vadinasi 5. Puikus būdas save išteisinti. Kai aš išėjau iš tėvo kambario, jis buvo gyvas. Ir norėčiau, kad manimi tikėtumėte. Mes tiksime. Bet kiekviena iš mūsų sako sesanti nekalta. Na, iš tiesų žudikas čia, tarp šitų sienų. Taip, tai uždaras ratas. Dėl policijos tyrimo ratas nėra uždaras. Viena iš mūsų meluoja. Tai yra žudikė. Bet jos mes išsiaiškinti negalime, nes dėl kažkokių priežasčių visos meluoja. Jeigu norime išsiaiškinti, kas nužudė tėvą, visos privalome sakyti tik tiesą. Dėl viso pikto aš perspėju žudiką, kad aš esu ginkluota. Aš irgi. Tu irgi. Aš irgi esu sugalvojęs, piktas mano, mane negraudyk. Rytas. Stoletas tai buvo čia. Bet nežuvus.
vaikščios ir atsigaus. Kur išėjo, bet kur savalo. Aš eiku padėsiu jom ieškoti. Pačios suras, ateina. Koks tau kompresas, porą smūgių leido ir atsigaus. Nu, čia manęs smūgis. O, čia kaip nutiko. Kaip tai jautiesi? Pastoja širdės, aš jau apnuginus ir jau. Suleiskit mamas! Pastop! Kodėl sustingusios vis? Aš supratau. Jūs norit, kad aš nudvėžčiau, kaip paskutinė tarnaitė. Nuostabus! Luiza! Suleiskit man vaistus! Jūsų vaistų nerandu. Tai vaistai. Dingo. Dingo. Nuostabus! Iš gyvenimo išvyksiu taip, kaip gyvenau. Be gailesčio, vieniša ir bejėgė. Marcelis mane suprato. Jūs užmušėt jį! O dabar užmušit mane! Bet ten rado vaistus. Išgelbėta. Aš išgelbėta. Nuostabu. Kaip nuostabu, kaip puiku. Suleisk man vaistus, tik pagalvok. Sakyk, kad jūs pradote vaistus. Po tavo lovą, mama. Po mano. Kažkas ten jos padėjo. Kažkas, kas neginčiamas, kažkas svetimas mūsų namuose. Kasgi tai? Žinoma, šitoje istorijoje jūs turite savų interesų. Įdomu, bet šitą nežinojau. Nevėlok, Marcelis tave įtraukė į testamentą ir tu pati žinai. Jūs jums pats tai sakė, ar jūs pats pasakė prieš savaitę. Man tai naujiena, mama. Dėl ko man to nesakėjai, aš pamiršau. Įsivaizduoju, kaip jūs pasijutote. Ne taip jau baisiai. Magda Marcelis prisiminė mane. Jūs žinojote, kad jis ketina susitikti su notaru ir nusprendėte patvirtinti jį. O aš tai supratau taip. Marcelis dar neįtraukė manęs į testamentą, bet keisdama tai padaryti ir jūs ėmėtės prievolės, kad jis nesuspėtų to padaryti. Ir šlykštynė. Jeigu jis spėjo, tai įtarimai krenta ant manęs. Bet jei nespėjo, tada ją neįspėja. Turiu jūs perspėti. Testamentas nėra tas veikumas. Kai buvau pas tėvą, jis man pasakė, kad eis pas notarą. Turės omenyje mane ir mano kūdikį. Visgi pirmas anūkas. Gudriai sugalvojau. Tu nenužudai savo tėvą todėl, kad jis ruošiasi įkalti tave į testamentą, o jeigu ne, viską paveldėsi. Vadinasi, kaltinti mane. Kai baisu, tai kalbėti su motina. Aš nieko nekaltinu. Aš tik sakau tai, ką jis sakė man. Pakartok, ką pasakėjai. Mama. Puikiai suvaidinta melodrama. O jūs geriau patylėkit. Sakykit, kur jūs buvot vakar vakare? Tai aš papasakosiu policijai. Žmogus, pas kurį buvau, tai pažinai. Tikriausiai vyras. Tai jau mano reikalas. Tai jūs padėjot vaistus po mano lovą. Ha! Vaistus po mano lovą. Knaisius. Ir radau ten tavo sukrautus. Ką tu ten radai? Tavo sukrautus lagaminus man. Kažkur ruošiais iškeliauti. Ruošiausi. Viskas, vaistus suleidai. Nuostabus tie vaistai, ten tai jau geriau. Žinai, mama, vaistus atrado po mano lovą. Kaip supras? Kas tai padarė? Ko aš padariau? Nieko ypatingo. Kokių likimų? Na, aš mačiau jūsų dėžutė. Geriau žiūrėkite savęs. Aš apie jūs galiu tiek daug papasakoti. Atsiprašau, aš tik paklausiu. Po jūsų patalais yra tiek daug knygelių. O ten jau kokie paveikslėliai. O, tai viskas po čiužiniais ir pagalbės. Aš tokį! Ji pati pasakė, kad knyzasi po patalais. Kartą tai ji pavogė laiškus. Tai vyko per klaidą. Laiškuose buvo pikseliai, gera klaida. Na, visi klysta, močiutė. O jūs? Kartą užtikau jūs gėrėte tiesiai iš buto.
laiko aš išėjau į paviljoną, kur manęs laukė visi. Su Pierete buvome susitarusios lošti kortomis. Bet kuomet nuėjau, aš jos nesutikau ir labai sunerimau. Dėl ko? Na, galvoju, kad ji nueis pas tavo tėvą. Jie susibars kaip visuomet ir prižadins visą namą. Bravo, Šanelė. Na tikrai. Jūs išsigandote, kad neįvyks pokario partija? Taip? Apie ką kalbėjotės? Apie nieką. Kaip tai apie nieką? O ką tada veikėte? Mes su Pierete lošėme kortomis. Jūs? Kaip galima, nuo kada? Nuo tada, kai aš čia važiavau. Aš visą gyvenimą lošiu, madam. Bet nuo to laiko, kai čia pasirodė Pierete, visuomet pralaimiu. Sakysite, nesąžiningai žaidžiu? Negaliu to pasakyti, neturiu įrodymų. O jums niekas nesakė, kad jei neturite įrodymų. Verčiau patylėti, aišku. Na, aš nieko ir nesakau. Šanelė, brangioji, nejaugi tu. Na, Susan, prisiekiu, aš nesugebu kvailioti. Tai reiškia, jie žaidė trise. Marselis, Pierete, Šanelė. O tu gailėsi, kad nebuvai ketvirta? Šanelė, aš jums tikrai tikėjau. Aš jums patikėjau brangiausią savo turtą vaikus. Tai aš juos ir auginau. Atidaviau mergaitėms viską, ką galėjau. Mylėjau jas. Nežinai, kai atvažiuos policija, aš viską apie jūs papasakosiu. Tai ir viską pasakokite. Aš nieko nesigailiu. Šanelė, kiek laiko žaidėte kortomis su Pierete? Apie valandą. Paskui aš išėjau ir Pierete su Marseliu liko vieni. Bet kuomet išėjau, prisiekiu, Marselis buvo gyvas. Tai reiškia, kad ta Pierete matė tėvą paskutinę. Ne, Luizai matė vėliau. Ir ji visada randa priekastį užeiti pas šeimininką tada, kai visi miega. Šmeižtas! Aš jam patikau. Aš jaučiu. Argi galima šmeižti, jeigu aš kažkam patinku? Nekalta mergaitė, švelni būtybė. Nesąmonė. Jie tai darė su tikslu. Jie norėjo kad pasišventų. Tikrai labai viską. Siaubas, nu, taip, jeigu aš tai negaliu girdėti, ką kalbasi aš už durų. O jūs čia tokius pikantiškus dalykėlius aptarinėjate. Saka, mama, kaip tu jautiesi? Man dar silpna. Sėsk. Bet jūs gerėte, nesijaudykite dėl to. Kad Marselis būtų žinojęs, ką jis čia išdarinėja. Tu gali prie mano dukrų. Nesijaudykite. Jos protingas mergaitės. Išsimoks. Tai taip, viena iš jų tuoj tave padarys močiutė. O tu pasirodo moki auklėti vaikus. Tai kodėl savo neturi? Mane gerbi. Taip. Koks rezultatas? Neėskis, ji vieniša ir nelaiminga. Ir jeigu kas nors jam skriaus, turės reikalų su manimi. Negaliu patikėti, kokia nedėkinga. Be reikalo aš tave čia priėmiau. Reikėjo paliktam kaime. Ko? Taip, žudikas stipresnis už mus visus. Slepiasi mums už nugarų. Kokia nuostabi šeiminėlė. Tiesiog nuostabi. Katrina, aš viską atiduočiau, kad tau nereiktų pamatyti. Ne, man tai nieko. Va, teta Augustina, jai reikėtų jaudintis. Žudikas pavogė jos vaistus, o po to įleidosi ampulės. O tokia drąsi. Ampulės nebuvo sugadintos. Nesijaudink. Aš juk niekam nesakiau, kad jūs pridėjot nuo žudžių. Jau šlikštelė dėl, kad nori vas visas iš proto išvaryti. Tai tiesa. Man tai kažkoks keistas jausmas palaisų. Nepaprastai kažkaip. Sprogo! Arkitės sprogo! Atsijungiau dujas ir ten sprogo
prieš. Stirtekais priešmalais. Tai kažką tai priešino. Nesąmonės. Pabėgs jį. Dėl ko? Manote, kad tai ji... Dabar taip galime manyti. Viskas labai keista, reikia imtis veiksmų. Reikia pasislėpti ir ją pasiekti. Aš viską sužinojau, dabar aš jums viską papasakosiu, mielosios. O kur jūs dingot? Man tai baisu!
kur ji? Mamos kambaryje? Taip. Sakyk, Suzan, o tu kada nors? Na tu dabar ir mane? Čia tarnėsi ką? O tu bijai tiesa? Gal galima būtų kažkaip, gal galima būtų ką nors, aš nesuprantu, aš tai negaliu, aš bijau būti viena. Luiza, o jūsų langai gerai uždaryti? Gerai, bet aš pristumsiu spintą, jokių būdų. Vyrai dažniausiai slepiasi spintos. Šanelė nesako nei žodžio. Visur aplink mus lėktis. Viešpatie, kaip tu man nusibodai. O Pierėtė? Kur Pierėtė? Neįsivaizduoju. Taip, kur Pierėtė? Šanelė, mes nešime be jūs. Ar tik ji nuo mūsų nepabėgo? Ji nuo mūsų pabėgo. Aš sakiau, kad ji pavojingas žmogus, o jūs neklausot manęs. Ieškoti dabar. Kas čia, Pervydai, kas čia atsitiko? Tada Pierėtė pabėgo. Kur čia pabėgsi? Juk per porą net per lips vartai išrakinti. Čia kaip tvirtovė. O Pierėtės daiktai čia? Čia. Apieškok. Moteriškas pistoletas. Ką aš jums sakiau? Jūs nei viena mane nebijot, aš tai bijojau, kad tai padarėte, kad jūs tai bijojau. Sesė, atleisk, aš negalvoju, ką kalbu. Taigi, aš pirmą kartą dalyvauju jūsų žudyme. Pierėtė tai padarė. Vakar vakare susipyko su Marseliu. O užtant grįžo ir jį nužudė tą skambutį. Skambutį išsigalvojo kaip pretekstą čia sugrįžti. Tu taip manai. Taip, ji nunuodijo šunis, o paskui sugalvojo išgąsdinti Šanelę, kuri kažką žinojo. Luiza, išneš puodelius, mes eisime jos ieškoti. Oi, madam. Kava. Kas kava? Aš padariau kavą, išėjau iš virtuvės ir atėjau Pierėtė. Ir ji buvo viena su kavinuku. Nuodėjimas! Aš nunuodyta! Aš tai išgėriau 2 puodelius! 2! Luiza, greičiau pieną, neš pieno. Man stoja širdis, aš jaučiu. Nu, tai čia, kur tas pienas? Net. Kodėl aš tai nunuodyta? O tai man niekas nepaneš? Tai gerai! Teta Pierėtė ateina į mus visas užpuolė! Iš čia išsikrausti! Katrina! Šauk! Jūs neturite įrodymų! O kava! Kava! Reikia, kad išgertų kavą prie visų. Taip, sėskime. Kur jūs buvote, teta? Aš buvau vonėje, man pasidarė bloga, kur Šanelė? Į mamos kambaryje. Kavos sakė? Nusiraminkit, ji nieko nematė. Kavos norite? Ačiū, ne. Išgerkite kavos. Ačiū, nenoriu. Ne, jūs išgerkite kavą. Kodėl? O kodėl jūs atsisakot? Jūs nužudėte mano brolį, o dabar norite nunuodyti mane. Jūs norite nužudyti mane. Niekas nenori jūsų žudyti, mes visos geriam kakavą. Ir tarp kitko mes žinom, kad jūs buvote viena virtuvėje. Kai ten virė kavą. Na ir kas? Tai ir įrodykit, kad nepridėjot ką naudų. Na, į visos gėrė. Palaukit. Luiza negėrė. Luiza irgi negėrė. Aš geriau. Tu viešgėriau. Ir mes turėtumėm tuo tikėti. Išgerti prie visų? Ne, aš nenoriu. Aš nenoriu. Reikia jėgą prie Iš kur tas
tik išprašydavau iš Marselio pinigų. O dabar jis jums duodavo pinigų, tai gerai vadinasi, jūs turite susitaupysi. Ne, viską gavau iš Marselio pinigų pamatą. Laukia manęs prie lantų. Kas laukia? Žmogus turi šimtis. Ir kiek jūs jam davėte? Viską, ką gavau iš Marselio, 2000 eurų. Sakykit, kas tas žmogus? Koks jūsų veiklas? Tai mano meilužis veiklas. Tie pinigai, jie buvo kokie? Taip, didelėme kokie. Jie čia, pas mane. Ką, tu sakykit, kas jūsų meilužis? Mano vyro partneris, Žanas Fernas. Tai mano būtas, tai Marselio pinigai, kuriuos aš atidaviau Žanui. O jis atidavė jums. Kokia niekšybė. Tuos pinigus imkit. Pinigai. Kažkas žinojo. Kaip ir jūs. Išprotėt galima. Ko jums reikia? Ko jums trūksta? Aš manau, kad Žanas myli mane. Žodėbės. Ne šiaip manęs už to mėnesdama. Kaip ir iš jūsų šliundra nesertinkit. Šaukite. Na, šaukite, ką bijot? Augustina! Kas čia? Augustina! Augustina! O jes, motina! Kas? Turiu žodę! Nepatikė vieno skaičių! Kvieskite policiją! Kur policija? Visi laukia policijos ir senelė! Iš tikro tai bijot, visas bijot! Kaip aš norėčiau išeit! Nes aš suprantu, kaip sunkiai išeiti! Tvoroje buvo plėšys! Aš eisiu patikrinti! Aš einu kartu! Katrina, neitini! Tam sugebė! Grįžt! Katrina! Aš eisiu! Negalima jūs gyvenų palikti man! Čia kažkoks kreipimas! Aš tą laikytą mane! Jūs kažkaip keistai atrodote! Katrina! O Jėzus, labai gerai! Nu, manau, Katrina! Nu, Katrina! Jūs matot? Ar matai? Laksto kaip strėlė! Ir dar primelavo, kad jis žino, kas yra tėvo žudikas. Primelagė! Baisus spėjau, paskui ją! Vagilė! Atiduok mano pinigus, jie buvo voke. Kokius pinigus? Koks dar nelaimėlė, tu nori, kad aš sumokėčiau už tavo nenusisekusi gyvenimą. Eik, žudykė! Pagalbos! Kas dar? Katrina, Katrina! Kas dabar būtų? Trauk tašą! Užmušta? Ne, tik sužeista. Nepasak ir mano sumušė. Mama, galvas skauda. Katrina, tave mušė, kas mušė, sakyk, vaikėlį. Visi čia? Visi. Siuzan. Nenai, poroj plyšoje išėjo ieškot. Sakyk, kas tave sumušė, Katrina? Na, Siuzan. Iš tikrųjų, kai aš anksčiau pagalvojau, kodėl kartais kailiu, juk vyro negalėjo nunuodyti, tai būtų ne taip rizikinga, galėjo viską suplanuoti. Žudikas veikia staiga, rizikavo. Kiekviena iš mūsų buvo pakankamai laiko viską suplanuoti, o štai važiavo Siuzan. Neįmanoma. Siuzan, mano mažoji Siuzan. Taigi jinai dabar plyšo ieško tvora. Gal rado, gal dabar pakeliui į policiją. Taip. Nesąmonės. Pamatysit, sugrįžti prie manos. Praėjimo nėra. Viskas. Spygliuota vieta, visa tvora. Aš spygliuosiu. Siuzan, dukra mano. Siuzan, kaip tu galėjai? Ką aš galėjau? Kas? Jūs kažką išsiaiškinom. Išsiaiškinom. Ką? Tavo spintoj. Žiūrėk nuodus. Jūs atradot mano spintoj nuodus. Taip, radau. Aš žiūriu tave, žiūrėk ir negaliu patikėti. Katrina, tai tarsi ne tu. Tarsi aš tavęs nebepažįstu. Gal ir nebe aš. Tu pabaisas, kai tu drįsti mane kaltinti.
kad jūs išduosit visas paslaptis. Ne aš išduosiu, o Katrina, pagaliau Katrina šnekėk, visos turim sužinoti. Gerai. Klausyk. Tai stebuklinga kalėdų pasaka. Gyveno kartą žmogus. Geras, malonus žmogus. Jo gyvenime buvo 8 moterys. Jis tvirtai laikėsi įsikibęs, bet jos buvo stipresnės. Vakar vakare tas vargšas vyras nuėjo miegoti dar labiau pavargęs, dar labiau užsiekęs, dar labiau apgautas. O tos moteris tik šoko savo prakeiktą šokį. Tik jo duktė Katrina pasislėpė ir viską matė, viską girdėjo. Vyras mirė 8 valandą ryto. Anita, tas žmogus, kurį jis priglaudė savo namuose, atsisakė jam paskolinti pinigų. Tai būtų jį išgelbėję, tačiau sukioji senė nedavė nė cento. Jie išpasakoja visas naujienas. Antras veiksmas. Prišliaužė gudri gyvatė, teta Augustina. Ne, ji nenužudė tėvo, bet jam pasidarė šlykštu jos klausytis. Taip pat 11 valandą prasideda nauja ataka. Jo žmona, mano motina, leidžia jam suprasti, kad jį palieka ir išeina pas tą, kuris užlugdė jos vyrą. 11 valandą 30 minučių užfiksuota tinginė tarnaitė. Luiza, visiška durnė, vulgari, pasileidėlė, o po to greitai pasirodo plėretė. Jie atėjo mešti karves, jai reikalingi 2000 frankų ir jie juos gavo. Tiesa, tie pinigai toli nenukeliavo, bet tai jau kita istorija. Ir galiausiai laiminga pabaiga. Jo dukters Susan netikėtas atvykimas iš Londono. Ji praneša džiugią naujieną. Jei reikalingi pinigai, nesilaukėsi. Ir galiausiai jūs visos svarstėt, kas pas jį atėjo paskutinį. Aš atėjau. Aš, jo dukra Katrina. Patylėk, Katrina. Patylėk! Aš atėjau 6 valandą ryto ir radau tėvą verkiantį. Tėvai niekada neverkė, o jis verkė. Tuomet aš tau pasakiau, jei reikės, aš mirsiu, bet tu, tėti, būsi laimingas. Jo akis buvo ašarotas ir prašančias. Prašau, pasigailėkit manęs. Jis tarė, kaip gera, kaip ramu yra tiems, kurie mirė. Ir tuomet aš nusprendžiau jį išlaisvinti. Katrina, tu jį nori pasakyti, ar aš nužudžiau tėvą? Ne, tėvas gyvas. Jis ten už savo kambario durų, tai buvo tik spektaklis. Ir dabar mes su juo išvažiuosim ir mes būsim laimingi. Ar ne, tėve? Tėti! Tėti! Šiek tiek tylos ir dėmesio. Visą tai, ką matėt, visų šių spektaklių nebūtų be vieno žmogaus, tai mūsų mokytojus, Juliaus, kurį mes norėtume pakviesti ant scenos.
Bašim. Taigi, mokytojau, ačiū Jums, kad visus tos metus buvot kartu su mumis, padėjot eiti šiuo keliu, atradot mus, vedėt tos scenos keliu. Ir aš labai norėčiau, kad kas nors apšviestų, aišku, niekas neapšvies, bet norėčiau, kad Giedrius su Donatu atneštų Jums dovaną. Ir ką galiu pasakyti, mokytojau? Išveikite kiekvieną dieną. Prašau minutės. Norėčiau, kad dabar tartų žodį direktorius mūsų. Visi atsitraukė, jauni žmonės parodė, kad jie jau perėjo į antrą etapą. Jie parodė šiandieną tikrą savo brandą. Jie mąstantis, jie galvojantis, jie yra kūrybiški, jie pažįsta save, jie ieško formų, kaip galėtų save išreikšti. Tai yra būdinga tik tai brandžiam žmogui. Bent šitos įskaitos metus parodėte tikrai savo tą brandą ir įskaitų laida turi tokius šaunius žmonės. Visiškai noriu pritarti Jūliui ir tikrai noriu padėkoti tėčiams, mamoms, kur jūs patys pamatėt, kas tai yra kūryba. Ir kai vaikas yra čia, kiek iš jo yra reikalaujama, kiek jis atiduoda pats save. Bet vakar, kai jie rinkosi repeticiją, ką aš jums sakiau, merginos? Padaryk šventę sau. Pasidarykit šventę sau. Mes tikrai juos priimsim, bet taip norėtųsi, kad šventė būtų jiems. Pasidarėt šventę? Taip. Brandos požymis. Ačiū Jums.